Gerai, tai dabar kviečiame visus į antrąją aikštelę prie vaišių stalo. Pasivaišinkime, kad gerai būtų metai, kad visko turėtumėm sotus būti. Prašom. Mergaitės jau patenkintas. Nebėkite. Nu, tikimės, kad dar bus. Dar nestovi, dar nėra šitos. Kol neprasidėjo ilga žolė. Tai būtų, matė, ruodas, kur laikė. Šios rasos buvo tokios pirmosios mano gyvenime, buvo be galo smagu. Tai, ką matėt, pirmoji daly buvo dar ne viskas, buvo ir antra dalis, galima sakyti, viena iš smagiausių. Viskas prasidėjo vainikų plukdymais, o baigėsi kone šokiais ir saulės palydėjimais. Šokiai buvo tokie, ko gero galiu sakyti drąsiai, pirmą kartą mano gyvenime geriausi, smagiausi ir linksmiausi. Įsišokom, nebijojom nei juodų, nei ko. Buvo merginų šokdint pakankamai, tad viskas buvo, ko mums reikėjo. Taip pat ir pats kupoliavimas, merginos, kaip matė, ir buvo išties įspūdingas reginys pamatyti jas kupoliaujant. Ir pats vainikų mėtymas, visų aukurų žiebimai. Šios rasos buvo geriausios mano gyvenime, nes jos buvo pirmosios ir įspūdis yra pats geriausias. Na, aš galiu pasakyti, kad buvau turbūt vienintelė Aukštaitijos atstovė Graužikuose ir buvo smagu išgirsti jų dainas. Žemaičių regiono, pasišokti jų šokių ir bendrai pakeisti aplinką yra visuomet smagu. Man patinka joninę švęsti kasmet vis skirtingose regionuose, taip noriu geriau pažinti mūsų visos Lietuvos kultūrą. O gamta be abejo graži, labai gražus piliakalnis, nuo jo, reiškia, gražiai leidosi saulė, matėsi Šatrijos kalnas ir orai buvo mums palankus, kaip tik tuo metu nustojo lyja ir viskas į gerą. Pirma šventė, kuriai buvau taip nustebintas, jo organizatorių, visos programos, gana nuostabus gamtovaizdžiai, žmonių sutikimas, šventinės programos, daug jaunimo, daug šokių. Palydėjom saulę, pasitikom saulę, jokio nuobodulio iš viso. Ir visus norėčiau pakviesti į šią šventę. Organizuojama Graužikuose, tikrai nuostabi. Seni aukurai, senos tradicijos, tai nuostabi.
nuostabu. Įspūdžiai iš tikrųjų nuostabus yra. Labai džiaugiamės, kad daug žmonių suvažiavo. Ir na, svarbu, tai buvo svarbu, kad nebuvo jokio alkoholio ir tikrai nemanau, kad kas nors jautė stygių. Man tai nebuvo pirmosios rasos, aš jau dar moksleivis būdamas ir Snieguolę, žodžiu, šventėme. Tai va, čia buvo po tokio ilgo tarpo, toksai vėl iš naujo atradimas šitos gamtos šventės. Su vaikais. Na, sakykime, kokie akcentai man labiausiai buvo netikėti. Tai vienas iš jų mitologinio akmens aplankymas ant Devyniegės kalvos. Ten grupelė žmonių, kurie jau buvo ištvermingiausi, sugalvojame pačius svarbiausius dalykus mūsų gyvenime ir juos garsiai išsakėme, o tada nusklido labai didelis aidas į tolį ir tikimės, kad visą tai išsipildys paprasčiausiai. Snieguolė? Labai smagu, kad ta šventė apjungia visiškai nepažįstamus žmonės, visiškai gyvenime nematytus, kurie suvažiavo taip radę informaciją internete, kas draugų pakviesti ir visiems buvo gerai kartu, nes ta bendra gamtos dvasia sujungė ir padarė tą šventę gražią. Nebuvo jokių nesklandumų, viskas buvo, visa programa buvo įgyvendinta, viskas buvo sklandžiai. Gal turėjo įtakos pasiruošimas, vis tik tai dvi dienas ruošėmės ir visą tą vietovę ir repetavom ir stengiamės, kad būtų visiems gerai ir visi su savo gerais norais, kai susijungė į didelį būrį, rezultatas išėjo visai neblogas, netgi be lietaus, visi patenkinti, sveiki, gražus, tik neišsimiegoję, grįžo namo. Taigi kviečiame visus aplankyti kitais metais. Taip. Įspūdis nepakartojamas, vienintelis ir tikriausiai, kai sakau, kai yra pirmas bučinys, pirma meilė, pirmas ar kritimas, ar kilimas, visada yra įspūdingiausia. Aš manau, kad galima Graužiukų rasos šventę prilyginti prie to pirmo įspūdžio, kuris būna nepakartojamas. Ir tikrai giliai širdyje įstrigs. Kas patiko, kas labiausiai įstrigo šiose rasose? Aišku, vieta. Vieta tai yra tikrai nepakartojama ir tai, kad saulė išlindo, kai buvo visą dieną apsiniaukus ir ten lynojo išlindo, kad galėtume nuleisti, tai buvo kažkokia mistika, protų nesuvokiami dalykai ir tai priimi, kad tai yra, tiesiog, tai va būtent tas horizonto atsivėrimas yra tas vaizdas, tai aš įsivaizduoju, kad kai man antiek praplečia tavo dvasią, dūšią ir tu supranti, koks gėris yra pas mus Lietuvoje, koks grožis. Ir tiek pakrauna, labai saulės nuleidimas. Ir aš galvoju dar vieną dalyką, kad aišku, mes galime užlipti ant kalno vieni ir nuleidinėti saulę, bet man asmeniškai tai yra svarbu žmonės, kurie tave supa. Ir kai tu randi tokį didžiulį būrį bendraminčių, tai tave pakelia netgi iki dangaus.